kokia atmosfera komandoje? Mano pralaimėjimo nuotaikos buvo slogios, iš tiesų, bet pagaliau gal čia, nežinau, išėjo į gerą, nes pradėjome ieškoti priežasčių, konkrečiai šnekėtis ir aiškintis. Kaip manai, kas lėmė, kad nesugebėjot pasipriešinti varžovams? Manau, lėmė nusiteikimas didžiąją dalimi, o kuomet nebuvo nusiteikimo bei komandinės dvasios, tai nesisekė tiek individualus žaidimas, tiek komandinis. Ką reikėtų daryti prieš ateinančios rungtynės su Kauno Granitu? Manau, pirmiausia, stengsimės kelti komandinę nuotaiką šią savaitę, turim vienas kitą palaikyti. Ir, nežinau, daugiau, nes fiziškai kaip ir esame pasiruošę, techniškai, manau, irgi reikia noro ir komandinę nusiteikimą. Kaip jaučiatės po pralaimėjimo, kokia atmosfera komandoje? Jaučiamės, visko buvo gerai, jaučiamės, bet blogai. Tam tikros sėdės, tai gerai, tam tikros atmosfera, kai visą laiką būtų darbinė. Kaip manai, kas lėmė, kad nesugebėjote pasipriešinti varžovams? Sunku pasakyti, šiaip varžybinis tempas, pati pradžia, ta keista, pirmas kėlinys, tokių sprendimų buvo įvairiausių tiek iš žaidėjų pusės, tiek iš teisėjų, tas mano lėmė. Ir kaip manai, gal ką reikėtų keisti komandoje, ruošiantis kovai prieš Kauno Granitą? Manau, kad viskas gerai, bet kai išvykstam į varžybas, reikia pasiimti su savim tai, ką kasdieną dirba.